Nu ką? Gausi baudelę. Už ką? Kad pypsinau, nors nematė. Už tai, kad pypsinai, nors nematė? Bet juk pypsinai dėl ko? Dėl kamštis, kad buvo, ne? Taip, kamštis, kad pas aš nesupratau pasivyti. Prie manęs kažkaip nepriejo, aš važiavau ir viskas, aš žiūrėjau, eina liktai pagazam ir все. Neliečia telefoną. A ką čia darot? Sulaikinėjau policijos reikalavimų nevykdyti. Už kokių? Kokie buvo reikalavimai? Reikalavimai buvo pateikti dokumentus, išlipti iš automobilio. Jisai nevykdo teisėtų policijos reikalavimų. Kokie teisėti? Kieno? Mano. Neprisistatęs. Tačiau. Ne. Prisistatė kitas pareigūnas. Telefoną sulaužėjau, kad neliktų. Kas nesvarbu? Taip, prisistatė. Taip. Prisistatė jis telefonas. Šaunuoliai? Žodžių trūksta. Au! Sadistai! Prakeikti! Jūs galim savus, taip, Policija. Fašistai prakeikti! Au! Fašistai! Dar ko galės teisme pakeisti. Kaip jūs elgiatės su žmonėm visų pirma? Normalūs žmonės pasirinko policijos reikalavimų. Prašau pasitraukti nuo važiuojamosios O kelias. jūs dabar niekas nevažiuoja? Niekas nevažiuoja? Ne, niekas nevažiuoja. Lipki! Kelkit koją! Atsistok! Atsistok! Jūs girdit, ką aš jums sakau, ar ne? Au! Kelkit koją! Nekelsiu. Kelkit koją! Ne. Aš savo norų nelipsiu. Kelkit koją! Savo norų nelipsiu. Vėl nevykdot mūsų teisėtų reikalavimų. Neteisėti. Aš nieko nepadariau. Jūs Niekas esate sulaikytas. sulaikytas. Jūs žmogų išvilkot iš mašinos jėga. Kokie čia teisėti? Taip, aš advokatas. Galėsite atstovauti. Gerai atstovausiu, ačiū labai. Fašistų reikalavimam nepaklūs. O jūs galite savo numerį ženkliuko ar kažką pasakyti? Prašom, netrukdykit mūsų darbui, gerai? Aš netrukdau. Visiškai netrukdau. Gerai? Nes bus lygiai taip pat sulaikytas už trukdymą policijos darbą. Aš visiškai netrukdau. Aš kartuoju, pasitrauk. Aš visiškai netrukdau. Jūs manęs nestumykit, nelieskit, prašau. Prašau, nelieskit manęs. Ačiū. Ir prašau, gal laikytis metrų atstumo karantino. Ką jūs sakėt? O jūs užsidėkit kaukę ant nosies, nes karantinasgi. Mat, jeigu jūs netrukdytumėt dirbti normaliai, tai kaukę ir nebūtų. Taip, ką jūs sakėt? Šaunuoliai pareigūnai! Laisvė Lietuva! Puikiai mūsų policija. Policija dirba mūsų klinikai. Ačiū! Ačiū pareigūnai! Va tokios šalies mes norim. Kodėl čia įstojau? Nuostabi šalis, Lietuva. Ko mes reikalaujam? Jums tai neįdomu. Labai įdomu. Mes norim, Esu Lietuvos pilietis. mes reikalaujam paprastų vertybių, žmogaus teisių. O kokios teisės jūs O vat kad nebūtų, vat kaip dabar, ką tik tai atsitiko. O kas atsitiko? Jūs išvilkot žmogų kaip šunį ir iš šuniną įkišot. Už ką? Kokiu pagrindu? Kad jisai pipino? Jūs prieš tai jau stovėjote, jūs sužinojate, kodėl tu ką O kas čia? Mes laisvi rinktis. jūs laisvi rinktis. Taip. Kodėl jūs nepasirenkat taikų išsiskirstimą arba taikų Tai dialogą? vadinasi, turi būti taip, kaip jūs liepia. Tai jeigu mes norim pareikšti savo norą, nepasitenkinimą savo, mes to daryti negalim? Jūs tiesiog kiekvienam žingsnėje tuos įstatymus Ką jūs sakote? pažeidinėjat. Jūs lipote į važiuojamą kelio dalį. Jeigu jūs partrenksite, Nu kur partrenks? Ašgi nedurnas, aš ne vakar gimiau. Kaip mane gali partrenkti, jeigu čia mašina stovi, eismas nevyksta? jums ant galvos. Nu tai gali, bet pareigūnė plyta ir jūs gali sužeisti, jūs net be kepurės. Aš galiu, bet jums tai labai įdomu, jūs gal
skaitykit spaudą ir kas vyksta Lietuvoje. Nu, tai paklausit, dėl ko mes čia dabar jau nebeįdomu. O tai galite vardinti, už ką tą žmogų į šunyną uždarėt? Jūs Jum negali. nepaklauskit, jūs jūsų draugas, jūs jo paklauskit. Ne, aš jo nepažįstu, jeigu ką. Tada turėsit galimybę susipažinti. Bet žinokit, per prievartą skiepins ir jūsų vaikus, ne tik mano. Dėl to mes čia ir stovim. Jeigu jums įdomi priežastis. Per prievartą žmonės gydys ir jūsų tėvų, senelius, tetas. Ne tik mano. Tai va tokia priežastis čia, ko mes stovim. Mes šiandien pipinom, buvo voltas prieš tai, buvo reikalas pipinti. Tai aš išvažiavau, o čia hebra visas laikė ir nežinau, aš iš tikrųjų atėjau, jį ištraukė iš mašinos kaip šunį. O tai sustabdė vien dėl to, kad pipino? Nu, jam liepė, aš kaip supratau iš konteksto, išlipti iš mašinos. Nu kada čia nais privaloma išlipti iš mašinos. Visa yra, kiek man žinoma, žmogus gali pateikti savo asmens dokumentų tapatybės ir tegu jie eina rašo protokolą. Nu taip, jam liepė išlipti iš mašinos, jis atsisakė, tada jį ištraukė jėga iš mašinos ir pasadino. Nu, va, čia klausimas, tai jie turės atsakyti tą klausimą. Žmogų išvilko jėga, nes jis atsisakė išlipti iš mašinos, jie vadovaujasi tuo, kad pažeidė teisėtą pareigūnų reikalavimą. Koks teisėtas reikalavimas? Žmogus pipino, nu gerai, parodė savo dokumentą, tarkim, tai rašykit protokolą ir darykit, ką jūs norite toliau, bet tarsi ne taip, kaip jie dabar padarė, tai, nu, va, pamatys žmonės galbūt kažkiek sureaguos.